Atėjom įsiskalbti. Dabar džiovinam rūbus. Džiovinimas 3 eurai kainuoja, 20 kg gali pridėti. Šiaip apie 20 minučių. Skalbimas irgi 5 eurai. Tai man atrodo 10 kg ir 25 minutės skalbėsi. Tai va. Laukiam dabar. Kavos gali atsigerti 8 centų. Tai būsim švarus. Turėsim vėl rūbų. Nusipirkau kamino lauktuvių sau, kadangi ėjau. Taip ilgai ėjau ir kągi čia mes turim. O mes čia turim kamino pakabuką, kad nuėjau šiandien 10 km ir mašina pravažiavo 700, kiek sakei? 756. Taip, tai va. Kažkur turėsiu jį arba Rasai padovanosiu. Ir dar nusipirkau savo peiliuką Camino de Santiago. Kainavo šitas peiliukas 5,50. Čia kaip šveicariškas beveik viskas yra. Net atidarytuvas. O šitas pakabukas kainavo 2 eurai. Tai nebrangiai. A ne? Toks Lietuva peiliukas, kiek žiūrėjau, visur be 10 eurų nenusipirksi. O čia dar Camino de Santiago, tai visai gerai. Tai tiek iš kategorijos pirkimų. Ką ten traukia? Tavo. Ai, sakė. Rasa nusipirko kriauklę. Šiaip turėtų duoti nemokamai tau. Nu taip. Už tai, kad tai tiek daug, kiek kainavo. Ir apyrankę nusipirko. Kriauklytė kainavo 2 eurai. Čia ant kuprinės. Arba ant mašiną, sakėm, kabinsim. Arba mes kemperiui padovanosim, kad jisai irgi įveikia kelią. Taip. Ir apyrankė. Ir apyrankė 12 eurų. 12 eurų. Jo. Ir arbūzas ant stalo 2,30. Rimtai? Taip. Tai va. Kol kas tiek iš mūsų kelionės. Va, išklydžiau peiliuką, tai visko čia yra. Ir atidarytuvas, ir atsuktuvas, dar vienas atidarytuvas, ir žirklės, ir pjūkliukas, ir peilis. Kam reikia, sakykit, galiu parvežti po 20 eurų. Tu neaiškiau čia. Kaip Ispanijai be vyno. Niekaip. Niekaip Rasos pabaigtuvės. Čia kažkokia paėmė? Jo, tavo. Tai aš vyno aišku negersiu, bet palaikysiu su sidro kompaniją. Ir virtinukais su krapais, man atrodo, čia. Taigi sakai su krevetėm? Nežinau, ar su krevetėm, ar su krabais. Kažkas tam buvo parašyta. Atvažiavom netoli Valladolid miestelio ir eisim apsižiūrėti, kas čia gero yra, nes ir to važiuosime į Madridą. Jau Rasa neina Camino, tai galim čia dviese apžiūrėti miesteliūkštį. Nors čia veda vis dar Camino kelias. Tai va, tokia aikštelė kemperių nemokama. Einu užrakinsiu. Kaministai pasilikti. Ne kaministai. Man atrodo, kaministai su lasdomgi, žiūrėk. Su kuprinėm. Va. Su kuprinėm ir lasdom. Čia toks senovinis tiltas. Pastatytas dar senais laikais. Nežinau kelintais metais, bet žinau, kad labai senas.
Vyksta statybos dar. Va koks miestelis. A. Gerai. Lipsim. Vakar lipom, tai šiandien lipsim. Pasilgo jau tavo kojas vaikščiojimo. Jau tiek važiavai šiandien, tai. Va, ir upė, kuri per mus nepraeina, kur kemperį pastatė. Bet jau kaip jinai nesimato kažkokia? Nesimato. Mes tam intakė, kur dabar užpilta ir nepraeina. Ai, teisingai. Ir ten neprabėga. Tikriausiai tokia Čia taip, nes čia kažką daro, stato, tai... Aha. Ir matai, čia šiaip užpylė ir padarė tik praėjimą. Čia kaip kokia užtvanka gavosi. Nežinau, kas čia. Gal kažkoks siurblys. Priėjom tokią pilį pusiau bažnyčią. Teko daug lipti į kalną. Kaip visada veda Camino de Santiago. Čia užeisim į vidų. Pažiūrim, kas čia yra. Gerai. Nepilmoju. Tokia bažnytėlė. Reikia žvakutę uždegti. Rasa neleidžia filmuoti bažnyčią, bet aš esu neklaužyta ir vis tiek filmuoju. Tokios gatvelės. Pilis. Ten gal eit. Priėjome pilį pagaliau. Tiek lipom ir užlipom. Šunų negalima, fotoaparatų negalima. Ai, ne, čia gėrimų. Maistas. Jo. Patekom į tokį archyvą, kaip Hario Poterio filme. Čia buvo visi rankraščiai saugomi dokumentai šitoje pily. Ir dėl to Ispanija atstatė ją. Ir toliau, man atrodo, saugomi. Nedidelė tokia piliukė. Tai apeit aplinkui ir tiek. Va, galim patikrinti, ar tinka raktas. Kišt. Kas ten? Tas pats. Užrakinta. Išeinam iš pilies.
Šiaip fainas toks miestukas. Fainas. Prie Tas aplink. Jo, prie pilies pastatytas atrodo kaip. toks viduramžinis. Čia neišversiu, kas parašyta, nes net nesimato. Miestelio grožis. Tokiom va mažom gatvytėm tai su kemperiu bėda. Čia tikrai nuplėščiau tuos. Tuos Taip, vėliavytės. galim čia eit gal. Pabandom čia, manau, kad tas toks mini. tas Jo, nes miestelis, tikrai tai vėliavytės kažkaip- užkabintų. Ne, tai čia jau čia būtų labai neprotingas Aha. važiuoti. Varteliai tokie vat, gatveliai. Stiliukas toks neblogas. Balkonai. Gatvelės. Nelabai matosi kemperis, bet vaizdas geras. O koks namas sugriuvęs. Aha. Va kaip aukštai lipam. Ai, gerai, dar vasara pas mus.